Nu va, antra dalis, ar antra serija pirmo sezono, vis dar naktis, reikia pasišviesti šiek tiek. Taip, mes neturim ką valgyti, bet mes, kiek pamenu, turim patirties taškų, kuriuos reikia panaudoti. 2. Tai pirmoji eilė, aišku, seksualinį tiranozaurą, kad greičiau atsistatinėtų ištvermė. Ir galima į Miner 69, kad truputį lengviau būtų naudoti įrankius ir jų pažeidimą padidinti. Pravers, kol kas daugiau nieko negalim. Iki ryto dar yra gabaliukas laiko, bet manau, kad man reikia pasigaminti strėlių. Kuo daugiau. Šakučių dar prisirinksim, tai strėlių gaminu kiek išeina. Ir man reikės užmušti lokius, kurie yra aukštų žemiau. Prireiks daug strėlių. Po grįžimo į seifą dabar visi tie zombiai, kurie apačioje makalavosi, jau kažkur pranyko. Ir atrodo aplinkui ramu. Daugmaž. Kiem vis dėlto leistis aš nerekomenduočiau. Bet galim truputį pasikrapštyti čia. Čia dar pakankamai saugu ir galima susirinkti tos fotelius. Man reikės odos. Ramiai, pateliukais. Susirinksim visus foteliukus. Gaunam vinių, odą. Vinys bus reikalingos. Šitas lemputės aš aišku paliksiu ramybei. Jos man bent kažkokį apšvietimą duoda. Šiukšlės pašalinam, mes čia gyvensim, negalim gyventi šiukšlėse. Ir va ten va yra meškinai. Gaila, kad jie negyvi meškinai. Iš jų mėsos šviežios negausi. Na, bet nieko, bus gerai. Iš jų užtat gaunama ekstraktas testosterono berods, iš kurio galima gaminti kai kokius neblogus dalykus, tiesa, ne ankstyvam žaidime. Gaila, aišku, taip tamsu, video turbūt nelabai kas ir matysis, bet ką padarysi, kol nėra žibintuvėlio ant kaktos, tai tenka gyventi kaip yra. Taip, susirinkom, ką galėjom. Neatsimenu, tas kėdės galima suskrepinti ar ne. Kėdė galima skrepinti. Tai gerai ir skrepinam. Mes iš jos gaunam biškį medžio. Iš šitą geležies gausim, irgi gerai. Kėdę susirenkam. Dar galima susirinkti kolonėlės, jas bus galima parduoti. Vis kelios kapeikos. Šitos kol kas paliksiu, iš jų galima gauti mechaninės dalis, kurios praverčia. Kažkoks zombis mane išgirdo. Na, bet jau rytas. Jau galima ir žemyn leistis. Taip, prisiminsiu, man reikėjo klijų. Storulis dar vaikšto. Leidžiamės. Pasimam dar šitos.
Taip, kirvukas užsibaigė. Nežinau, galbūt reikės pasigaminti naują, tai prieš kvadą apsimoka neremontuotis. Dar pastato viršui kažkas vaikšto. Taip. Ir man reikėjo klijų. Va ir klijai. Tiesa, tik vienas buteliukas, ten reikia jų daugiau. Šitas irgi toj užsibaigs. Kirtiklis. Kai pastebėjau po pirmos nakties, dažniausiai būna pilna zombių, kurios išmušinėti tenka užtrukti vos ne pusę dienos. Va ir užsibaigė kirtiklis. Teks panaudoti remontinį savo įrankių komplektą. Ir ką tu man atnešiai? Vis šis tas maisto yra, tik reikia jį ir iškart suvartoti. Tas užstrigo čia. Dar šaukliukas yra. Kiek čia jūsų yra, vieto, pilnas kambarys zombių. Dar kažkuris už sienos. Oho, baikeris. Nuimtinis baikerio. Jisai tvirčiausias. Jų čia kniržda. Va, koks pliusas yra naudoti skirtiklių pačioj pradžioj. Ištvermės jis nelabai naudoja. Gali kapoti ir kapoti. O jeigu pasiimtum tik tai lazdą, kuoką taip vadiname, tai ištvermės tau nedaug užtektų. 2 smūgiams ir viskas. Su storuliu gal dar neprasidėsim dabar. Reikia čia apsižiūrėti. Gal ką nors gero rasim. Pavyzdžiui, alaus. Ne tai, kas labai reikalingas, bet pravers. Šitą galima pasiimti, parduosim. Taip, čia reikėtų kirvuko, bet aš jų neturiu. Vėliau. Man dabar reikia susirinkti klijų, pasigaminti stalą ir pasiremontuoti kirvuką. Ir šitos reikės susirinkti, metalų irgi reikės. O čia užrakintas, galima atsirakinti, laiko yra. Atrakinimas čia toks labai sudėtingas dalykas, ypač kol neišlavinai savo lockpickingo. Reikia labai atsargiai ieškoti, kurioje vietoje yra atrakinimo momentas. Va jisai. Truputį monetų irgi gerai. Dar alaus. Tas laukia baladojasi.
Taip, čia mes viską susirinkom berods. Nu, gana laužy duris, užeik. Bet gaila, kad tas mygtukas tik atidaro duris ir viskas. Galėtų su jas dar uždaryti. Va, kiek dar zombių. Pilna. Ten storulis. O, su juo ilgai užtruksim. Sveikatos turi kaip lokys. Net neužteko ištvermės. Ties aš dar išalkė, kad to ištvermės mažiau. Gerai, tiesa, be kirvuko aš rąsto nenusipjausiu. Man bet kviesiu reikės pasigaminti kirvuką arba remonto rinkinį. Taip, ką mes čia turim dabar? Galima atsigerti dar. Ir klijų yra tik vienas. Gal reikia nueiti pas pardavėją. Nes jį gali būti naudingų dalykų. Mes pas jį dar neužėjom vakar. Na, žiūrim. Čia gali būti vaistų kažkokių. Lentos. O, niekur lentos bus gerai. O, neblogas daiktas. Aišku, jis nebaisiai reikalingas pradžioj, bet tikrai pravers. Taip, čia dar negalima atsirakint. Galim nusipirkti šitą tabletę. Ai, dar nėra pinigų. Nu, vėliau. Gerai, o tu pinigų turi? Gal turi? Pažiūrim. Geras toks variantas, kai tiesiog paėmė ir atsirakini savo kasininko kasą jam žiūrint. Bet nieko. O, ant tabletės užteks. Labai geras dalykas, kai reikia nusipirkti kažką brangesnio. Pažiūrėm, ką tu turi. Taip, kas čia per knygą? O, dvigubos kišenės, labai gerai. Taip, pas tave dar yra quad baikas, bet 60 000 aš negreit surinksiu. Dabar kas dar? Žibintuvėlių nėra. Tai nelabai ką ir verta čia žiūrėti. Gerai, žiūrim, ką dar galima surasti. Vandens. O, šaldytuvas dirba. Gero maisto yra, labai gerai. Kavos įsipilam. Mes čia normaliai papusryčiausim. Dar purvino vandens. Ir puodas, labai gerai. Jau puodas, tai labai didelis dėkui. O dabar galima užvalgyti. Hobo stew. Nu, visai gerai. Štai išmetam. Ir keliaujam. Žiūrim, ką dar rasim. Maikutė. Šarvai. Kapišonas. Šitas kapišonas gali būti geresnis už mano, reikės pasižiūrėti. Ten dar krepšys mėtosi. Dar klijų, labai gerai. Praktiškai viskas yra, ko reikia. Man reikia tik pasiremontuoti tą savo kirvuką.
Ir turbūt aš jį pasiremontuosiu čia, pas prekeivį, už pinigus. Man taip labiau apsimokės negu gamintis ten komplektą kažkokį remontui. Tikrai nemanau, kad akmeninio kirvuko remontas kainuotų labai brangiai. Taip. Čia jau viskas. Pažiūrim, ko dar yra. Palaus. Dar klijų. Nu, sakiau, čia užeiti labai apsimokėjo. Klijų prisirinkom sočiai, tik trūksta rąstų. O rąsto aš tikriausiai nerasiu. O, veikianti chemijos laboratorija. Labai gerai. Vandenį galim susisemti. Teptukas irgi pravers. O, ir krosnelė veikianti labai gerai. Čia degalai. Nu, degalams kol kas aš neturiu taros. Ten dar yra vandens daugiau, bet kol kas aš jos nesemsiu. Šitą išmetam. Šitas geresnis už mano pakeičiam. Šitą apsirokam kol kas. Šitą pasidėsiu čia. Arba čia. O ten vėl zombių pilna už durų. Gerai, kas čia? Ir žiūrim, ką tu parduodi. Gana triukšmaut chebrytė. Taip, žibintuvėlio nematau. Nėra. O gaila. Puodas yra, bet jo nebereikia, ačiū. Gerai. Kaip ir viskas. Daugiau nieko nenupirksiu visiems. Are you finished? Čia pasidam tai, kas bus pardavimui. Šitas. Ir šitas. 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 Ir šitos galima. Ir pinigus pasidam. Šitas nelabai reikalingas, galima bus parduoti. Ir pasidam tą piliulę prekybinę. Šitas kol kas tegul pabūna su manim. Vitaminai reikalingi gali būti. Visą kitą reikės dar suremontuoti. Taip, dabar remontinis stalas, va čia. Ar kirvuką pataisysi? 150 už akmeninį taisymą? Nu, ne. Tikrai ne. 150 man kol kas per brangu. Taip, ten viską apžiūrėjom. Ir dabar reikia išeiti kažkaip pageidauti, ne per duris, nes jūs ten labai daug. Taip, einam per ten. Taip, man reikia didesnio medžio. Prieš tai reikia kirvuką kažkaip susiremontuoti. Gerai. Nušokom pakankamai saugiai. Kaip man dabar padarius? Aš atrodo galiu pasigaminti šitai remonto komplektą pigiau šiek tiek tam stale, kurį turiu. Pažiūrim. Aš dabar nepamenu tiksliai, kaip ten jisai gaminasi. O gal ir nestalai, palaukim. Toj. Čia. Jo, jis nestale. Šakučių reikia. Na gerai, einam pasirinkti šakučių. Nes visas sunaudojau šitiems strėlėms.
Peiliuko dar kol kas užteks. Einam rinkti šakučių. O, dar vienas storulis. Taip, o kiek man reikia šakučių tam stalui? Ai, tai tiesa, remonto komplektui. Remonto komplektui reikia 10 šakučių, surinkau 4. Dabar ir užtenka. Tai pakuočiant dar reikia. Aha, visa kita tai yra namuose. Tai reikia grįžti, reikia iškart pasiimti iš tikrųjų, bet ką darysi. Ir dar man šakučių reikės daugiau, kai jau... Nu, bet nieko, vėliau. Tada iš medį kirst, bet kuriuo atveju. Tai to, gal nubakinam tave, kad šiandien nereumatum. Ir patirties taškas, kurį mes įdėsim į va šitą, kad daugiau resursų gautų. Irgi naudingas dalykas labai. Kiški. O, sustojo. Paspruko. Stovėk. Yra. Mėsos tai reikės. Vis vien. Gerai, einame viršų. Taip, remonto komplektas. Galim pasidaryti. Aišku, visas virves naudosim, bet ką darysi. O kirvukas kainuotų irgi 2 virves, tai beveik praškai be skirtumo. Paremontuojam ir einam kirsti medžio. Ėmam šitą. Šitą bus iškart rastų tiek, kiek reikia. Ir aš labai nemėgstu medžių, kurie turi žemai kabančias šakas, užstoja vaizdą. Dėl to aplink bazę geriau tokių, kad nebūtų. Iš vis medžio aplink bazę geriau nereikia. Taip, turim rąstų 9, tikrai užteks. Grįžtam į viršų. Ir dar šitą pasiimam iš karto. Taip, dabar mes turim pasigaminti remontinį stalą. Ar tiksliau, kaip jis vadintųsi, techninės priežiūros stalas, kuriam trūksta vienos virvės ir plaktuko. Gerai, kad plaktuką pasigaminti, reikia pasigaminti rankeną ir virvę.
Tyras pasiimam. Rankena virvė. Ir dabar mes galim... dar plaktuką reikia pasigaminti. O taip, iš rankenos plaktukas eina pirmą. Ir dabar mes dar galim kiaušninės išsikepti, nes jau turim puodą. Štai taip. Ir 4 kiaušninės. Labai gerai. Minutė 20 baigėsi. Mes turim daugiau medžio. Turim. Gerai. Tvarkelė. Šitą su savim pasiimam. Pavalgyti tai reikės. Kava irgi su savim. O visą kitą reikės kažkaip išsikrauti, bet kol kas nėra vietos. Tai plaktukas yra, dabar reikia pasidaryti stalą. Darom. Ir pažiūrim, čia pardavimą turėjom kažkokią chlamą, reikia susirinkti. Šičia. Gerai. Aš visą tai nešiu pas pardavėją, kad nereikėtų save laikyti. Vienis čia. Čia cementas. Šakutės. Šito šiukšlės čia. Šardom. Taip. Klijai. O čia pasidedam dar menzurkę. Čia pasidedam metalinį, bet metalinį buvo ten. Gerai. Nu, viskas netelpa visien. Žiūrim toliau. Sekantis etapas dabar mokslinių tyrimų stalas. Gerai. Mokslinių tyrimų stalas mums kainuos 5 rąstus. Mes visus naudojame, ne? Jo, reikia dar medžio. Nu ir tuo pačiu užbėgsim. Ai tiesa, man reikia pasiremontuoti turbūt visą tą chlamą, kurį aš pardavinėsiu. Aišku, geležį kainuoja, kas yra nemalonu, bet pinigai reikalingi. Ir dar reikia šitą susiremontuoti. Gerai, dabar taip. Šitam daiktui reikia įdėti rankeną. Biškį padidinsim jo pažeidžiamą žalą. Remontuojam biškį daiktus. Ir dar pasigaminame kaulinį peilį. Šitas peiliukas 19 kainuoja, nu irgi parduot bus galima. Panaudosim kaulinį peilį. Tvarkelė. Varom toliau. Dar vieną medį reiškia ir... Blemba, aš pamiršau pasižiūrėti. Ko ten trūksta? Pasistatom. Nu, visą kitą reikia turėčiau. Turėt. Nu ką, teks dabar su šitais išsiaiškinti. Tiesiog išsikraunam tai, kas nereikalinga. Šitos irgi galima. Viskas.
dabar taip, reikia nusikirsti medį. Medžių čia daug, kurias reikia šalinti bet kuriuo atveju. Nukirsiu porą, per daug nebus. Kas ten trepsi? Va, kas čia trepsi. Išsivalysim aplinką, bus galima gyventi. Trūksta tik tai žibintuvėlio atkaktos, kad būtų galima matyti dar kažką. Tegu jis ten vaikštinėja, varom atgal. Kol kas dar apibėgimas tas per aplinkui yra labai nepatogus, bet nieko. Ilgainiui mes pasidarysim patogiau. Taip, dabar. Ko mums ten dar trūko? Ai, popieriaus trūksta ir knygų trūksta. Aišku, popieriaus ir knygų. Popieriaus ir knygų. Taip, čia jokių daugiau nėra dėžių. Tai einam gal tada su lokiais pasimušt. Mes turim 22 strėlės, tai biški mažoka gali pasirodyti. Gal verta dar pasidaryti. Kodėl nieko nėra? Ai, nepasiekiu turbūt. O dabar pasiekiu. Nu, dar galima pasidaryti 53, tiek daug gal nereikia, užteks 23. Ir turėsim iš ko šaudyti. Štai išmest galime iš karto. Man rodos, vienam lokiui gali prireikti 50 akmeninių strėlių. Na, bet žiūrėsim, jau kas dar aš turiu pistolėtiką, kuris, aišku, praktiškai jokios žalos padaryti negali, bet kaip nors išsisuksim. Pageidautina jam suteikti netikėtumo žalą. Kaip čia taip pramazinau. Pataikiau. Labai pamažai įmuša. Bet gal ir paveiks. Kol kas čia dar zombio pilnas toj patalpoj. Bet kol aš tyliai, tai jie manęs nepamato ir neišgirsta. Galima visai normaliai pamedžioti. Paskui reikės visiems prieiti prie to lokio, susirinkti strėles, susimedžioti, išsidarinėti ir tada imtis antro. Gerai, kad jie iš tų narvų išlysti negali. Jei jau galėtų, tai būtų ne kažką.
Ir stengiuosi pataikyti galvą, bet tai nėra labai lengva, kai jis taip juda. Va, viskas su juo. Nu, zombiai, išlyskit. Ką, net negirdi manęs? Biški prašviesėjo. Turėtų jų būti daugiau. Tai negaliu pasiekti. Taip. Nu ką, pašaudom į antrą. Ar pirmą zombių paieškom. Jų čia turėtų būti kažkur. Amunicija, bet ne tokia, kokios reikia. Nu ką, dabar antras lokys. Čia tikriausiai jau nieko nebus. Imamės antro. Opa. Va čia tai geras. Taip, nu dabar, kad prieit, reikės turbūt viltą prakapot. Taip, iš vieno šūvio lokį numušti tai čia retas atvejis. Matyt, tiesiai į akį pataikiau. Na va, dabar reikia apsižiūrėti, ko čia dar yra. Susirinkti viską. Ir judėti toliau su užduotimis. Aišku, man dar knygų trūksta 4, kurias taip lengvai negausiu. Bet gal kur nors. Taip. Viršuj biškį yra. Tas spinteles iš principo galima būtų naudoti, bet jos tokios mažos, netalpios. Taip. Šitą vandenį kol kas susirinkinėti nėra prasmės. Viskas kol kas. Nu, ginklą daug. 2 modai vienodi. Nu, šiaip tai jos parduot bus galima. Viską peika. O čia gali būti reikalingų schematikų arba taškų, kurių irgi reikia daug. Opa. Šito tai negaminsiu, man geriau taškus pasiimti, o šito gali ir prireikti. Taip, šitą paliekam kol kas. Pažiūrim ten viršuje, kas čia yra. Nieko ypatingo. Viskas. Dabar mes čia turėsim atsikraustyti. Tada bus galima susirinkti visą chlamą naktį.
jau gerai pamenu už visų šitų. O ir puodas dar yra labai gerai. Va, tenai už to staliuko reiktų kažkaip tai. Aš jo pakelt negaliu, šitą varaus galiu pakelt ir įlysti. Va, krepšys. Kur čia jie vaikšto po manim. Gerai, galima jais užsiimti dabar. Nėr čia ko mano namuose makaluotis. Ir atsimenu, kad čia dar yra kažkas tai. Ir šitos foteliukus reikia susirinkti. Iš vis reikia viską susirinkti, ką įmanoma. Paskui pravers. Man labai gaila, aišku, tai tamsu ir jūs nieko nematysit, bet neužilgo eisim ieškoti žibintuvėlio kur nors. Taip, dabar man reikėjo knygų. Taip, man reikia knygų, tai reikia eiti į viršų, pasidėti viską ir keliausim knygų ieškoti. Dabar aš turiu porą dėžučių berods, kurias bus galima prikrauti gerų daiktų. Tai 2 dėžutės, visai gerai. Kol kas neatsirinkinėsiu per daug. Tiesiog kraunu viską paeiliui. Tų tai man nereikės, net 2 puodus radau. Nu, gerai tegu būna, pravers. Kraunam viską paeiliui. Ne, šitą pasiimsiu su savim. Visą kitą iškraunam. Šitą irgi pasiimsiu. Šitos parduosiu. Tai nesimės kartu dabar. Ir ieškosim knygų. Tiesa, dar reikia įrankius pasitaisyti. Dėl viso ko. Šiaip tai jau į vakarą, bet gal rasiu knygų. Kitą laiko to sutens. Tvarkelė. Pala, o knygų gal buvo pirkti? Aš nepamenu. Reikia pažiūrėti. Nėra. Carry on. This better be good. Pas tave irgi nėra. Ką darysi? Alrighty then, on your way. Tada bandom susirasti. Šis dar pas mane berods buvo 1 taškas. Ne, nėra jau panaudojimo. Gerai. Knygų geriau ieškoti pašto dėžutėse kol kas. Šitas neveikia, reikės susardyti vėliau. Iš jo galima plieno, kalto plieno pasimti.
kas yra labai naudinga, kol gaminti nemoki. O va čia galėjo būti knygų. Kol kas susirinksiu, kad nereikėtų antrą kartą ieškoti. Apžiūrinėti, ta prasme, antrą kartą dėžių. Ir kaip visada susirinku visas šiukšlės. Knygų gali būti visur. Ir šiukšlėse. O va, didelis ratas. Dabar jis čia mane smarkiai apkraus, bet gal dar apeisiu kiek reikia. Šitą autobusiuką reikės susiremontuoti turbūt. Jeigu zombijo neišbakins. Žaislinė raketa. Oi, tai reikalingas daiktas. Rūgštis daug reikalingesnis. O šitas konteinerius aš imu pagrindę tam, kad būtų galima juos į geležį nuskrepinti. Anksčiau buvo galima ir didelius konteinerius krepinti geležį, bet paskui šitą dalyką uždarė. Ir dabar tenka juos su kažkuo ardyti, kas yra tikrai ilgas procesas, bent jau šitame etape. Pirmą naktį zombių buvo daug. Visą dieną čia bakinam, bet antrą naktį greičiausiai nebus iš vis nei vieno. Vis dėlto eiti į kiemą būtų neįtin protinga. Nes apart zombio dar gali vilkas pasitaikyti, kurios net nelabai žiūrėsi, jisai tamsus. Ir jisai greičiau už zombių tada suvalgyti gali. Nagi, knygų, duokit man knygų. Čia neatsimenu, būna ar nebūna knygų. Ne, čia tikriausiai nėra knygų. Kliuvo. Nieko labai naudingo. Čia plastikas. Plastikas praverčia. Žiūrim toliau. Vežimėlius renku tam, kad į geležį suskepint, kaip ir šiukšliadėžes. Va, knyga yra, bet reikia dar 3. Nebus taip lengva. Kastuvas, kurio man irgi reikės. Nebereiks gamintis. Taip. Šiaip žinau, kad galima dar bėgti iki gyvenamųjų namų zonos, ten bus daugiau pašto dėžučių, o pašto dėžutėse gana dažnai knygos pasitaiko. Bet iki jos gana toloka eit.
Višta. Gautom. Pabėgo. Pagavau. Gerai, turėsim vištylį jau. Malos 3 vištų užtenka. Bet prieš tai, aišku, reikia biškį apgreidinti tą staliaus stalą. Taip. Daug visokių gerų dalykų randu, bet ne tai, ko man reikia. Ir vėl nėra knygų. Kągi čia daryt? Na ten kažkas panašaus į gyvenamą rajoną prasideda. Dar turiu valandą žaidimo laiko. Gal spėsiu. Čia va tie vagonėtės, prie kiekvienos vagonėtės yra po pašto dėžutė. Bet ten kieme irgi yra zombis ir paprastai gana stiprus. Knyga. Jau didelė dalis padaryta. Turiu 3 knygas iš 5 reikiamų. Dar viena. Šįkart nepasisekė. Jau ateina. O čia dar plytų yra, kurių irgi reikės būtinai. Tai reikia pasistengti susirinkti, kol dar nesutemo. Va šito man reikia būtinai. Sekančiam etapui prireiks plytos. Aišku, čia jau mažoka. Gal dar spėsiu pakeliu užbėgti į tą dirbtuvę, įrankių parduotuvę. Ten irgi, man rodos, plytų būna. Gerai, knygų man gana. Galima bėgti link namų. Taip, kur mano namai, aš jau nepamenu. Taip. Pasidedam ženklą ir bėgam. Dešimt minučių. Galbūt tai nieko ir nepakenks man. Gal neapipuls iš visų pusių iš karto. Dar taip norisi čia užeit. Reikia greičiau čia kos numušti. Jau naktis.
Nu dabar jau kas pabėgiosim truputį. Reikia pavalgyti iš karto. Ir atsigert. Suskrepinti viską, kas nereikalinga. Šis skrepinas taip blogai. Gerai. Kažkur netoli zombiai. Kiek aš jų turiu? 22 biški mažoka. Reikia bent 40, atrodo. O paskui bėgsim iš visų jėgų. O čia dar ir vilkas šalia. O dabar bėgam. Manau, kad jie manęs nepavys. Bet pakeliui yra daugiau zombių. Ir jie feralai, kurie bėgioja dar biškį greičiau. Aišku, su jais galima ir taip kariauti. Bet geriau nereikia. Kol kas man to visai nereikia. Bėgam namo geriau. Va ir namie, pakankamai saugiai. Tai dabar mes galim pasigaminti pagaliau. Negalim, nes trūksta popieriaus. Aišku, nu žiūrėsim. Popieriaus galbūt iš dėžučių pasidarysim. Gerai, nu ir ką, antrai serijai gana.